Šiandieną Radio namuose mes šnekėsim apie filmus. Garsius kino vardus, tiek režisierius, tiek aktorius. Pirmasis filmas būtų Partenopė. Paulo Sorrentino, kai savo gerbėjams tikrai yra žinomas iš puikios kinematografijos ir gražių vaizdų. O Sorrentino gerbėjai gaus tai, ko jie paprastai tikisi iš to filmo? Sorrentino filmą ir žiūrima, man atrodo, ne dėl gylio, o dėl grožio. Tai tą ir tikrai gaus. Tie vaizdai yra tikrai kerintis. Antras filmas tai būtų su Tilda Swinton, tai yra Pabaiga, Joshua Oppenheimerio kūrinys. Režisierius yra žinomas dėl savo dokumentikos, Nužudymo aktas, Tylos žvilgsnis, abu filmai buvo nominuoti Oskarams. Įvyko pasaulio pabaiga ir žmonės pasislėpę gyvena, susikūrė savo tokį gyvenimą ir vaizduojama tik tai yra viena šeima. O trečias filmas su kokia žvaigždė bus? Cillian Murphy, kuris gavo Oskarą už Oppenheimerį, tai tikrai jau dabar žinomas vardas ne vien iš Peaky Blinders, jisai yra daug pasirodęs ir Christopher Nolano filmuose, anksčiau vaidino daugiau antraplanį. Oppenheimeris buvo tas pirmas pagrindinis vaidmuo Nolano filme, už kurį jisai buvo įvertintas ir po šio Berlyno kino festivalyje pasirodė filmas Tokie smulkūs dalykai. Tai grįžtame į tokią Airijos nudeną, mažą miestelį. Cillian Murphy pagrindinis veikėjas pardavinėja malkas ir anglis. Miestelė taip pat yra vienuolynas, kuriame yra tokia mokykla, kurioje nuvežamos jaunos merginos, kurios laukiasi. Ir kas man atrodo yra įspūdingiausia, kad tai yra paremta pagal tikrus įvykius. Tai iš tiesų egzistavo tokios magdalietės mokyklos. Pagal šaltinius 56 000 moterų patyrė tokį likimą. Su geru kinu laikas prabėga labai greitai. O gero kino galima rasti žmonės cinema.lt namų kino platformoje.